Sveiki, TV3 žinios kviečia penktadienio naujienų, su jumis aš Justina Bezaraitė, dabar apie tai, ką matysite. Kremliaus provokacijos nerimsta. Rusijos piliečiai fotografuoja Lietuvos energetinius objektus, virš jų skraidina dronus. Kaip Lietuva pasiruošusi apginti kritinę infrastruktūrą? Nuolat yra fiksuojami žmonės, nemaža dalis yra perdoma policijai. Lietuvių gaminami dronai tinka kariaujantiems ukrainiečiams, bet neaišku ir lietuviams. Mūsų šalies įmonė siūlo jos krašto gynybai, bet valdžia dideliu noru jų pirkti netrykšta. Tai yra priklausomybė šiokia tokia nuo kinietiškų detalių. Rusijos diktatorius Putinas svečiuojasi pas jo branduolinį ginklą saugantį Lukašenką. O Zelenskis Charkive, kurio gynėjai pykstant amerikiečių dėl draudimų jų ginklai smūgiuoti Rusijos teritorijoje. Prasidėjo balsavimas namuose. Biuleteniais nešinus komisijos narius kai kurie pasitinka su ašaromis. Vienu gyvenu ir viskas. Sunku. TV3 žinios domisi, kurio kandidato į prezidentus rinkiminė piniginė storesnė. Kam daugiausiai ir kiek aukojo verslai bei žmonės, o kam krepšelį sunešė partijos. Nestatai už žirgą, kur matai, kad jis ten koks nors šlubas. Klaipėdos mokyklos tualetuose ėmė statyti paprastų ir elektroninių cigarečių detektorius. Mokytojai rūkalius gaudo, mokiniai juokiasi. Uostamiesčio medikai šokiruoti. Vos ne kasdienį ligoninę veža paauglius apsinuodijusius narkotikais. Vilniaus rajone siaučia automobilių vagys. Iš garsaus youtuberio garažo pavogė prabangius Porsche ir BMW automobilius. Kažkur kažką laužė, kameroje nieko vaizdo nesimato. Vilniuje išskirtinis archeologų laimikis atrado Kreivosios pilies fragmentus. 7 amžius po žeme išsilaikė net odos dirbiniai. Noriu labai garsiai šaukti, kad čia yra didelis atradimas, bet aš manau, kad būtent taip ir yra. Ir apie visai nešunišką šunų skrydį. Oro linijos pristato pirmą pasaulyje skrydį keturkojams su prabangiais skanėstais ir pramogomis. Kiek tūkstančių pakloja šeimininkai? Kremliaus provokacijos Lietuvoje nerimsta. Rusijos piliečiai apsimeta keliautojais, fotografuoja Lietuvos energetinius strateginius objektus, virš jų skraidina dronus. Lietuvos politikams ši situacija žinoma, jie tikina, kad strateginių objektų apsaugos lygis šalyje aukštas. Pavyzdžiui, suskystintų gamtinių dujų terminalą saugos naujas kateris, ant kurio montuojamas kulkosvaidis. Štai tokio kulkosvaidžio